Sveiki prisijungę prie Pokyčių namų tinklalaidės Laikas pokyčiams. Šiandien su manim Pokyčių namų bendruomenės psichologė, sertifikuota mindfulness mokytoja Eglė. Ir su ja mes pakalbėsim apie tokią atpalaiduojančią galbūt temą, tai yra apie poilsį kasdienybėje. Malonu, kad antrą kartą pas mane sutikai ateiti ir pasikalbėti. Tai pirma tema apie mindfulness, tą dėmesingumą buvo gana populiari, sakyčiau, ir žmonėms tikrai patiko ir manau gavo daug naudos. Ir suprantu, šiandien, kadangi kalbėsime apie poilsį, tai irgi truputį neatsiejama galbūt tema šitoje vietoje, bet galbūt norėtųsi apskritai tada su tavimi ir pradėti šitoje vietoje. Tai kas tas poilsis, kaip čia mes suprantam, nes kartais susiduri, kad vieniem poilsis tai atrodo ant sofutės sėdėti, kitam televizorių žiūrėti, kitam bėgti krosą. Ar ne? Tai kas yra poilsis, kaip jis apibrėžiamas galbūt, arba kaip jį suprasti, kas tai yra? Man atrodo, labai teisingai pastebėjai, kad tokio vieno visiems tinkamo atsakymo, kas yra poilsis, mes negalim rasti, nes tikrai vienas pailsi bėgdamas, kitas galvoja, o Dieve, aš ne ten pusės kilometro nenubėgčiau ir čia būtų didžiausia kančia. Tikrai ne poilsis. Tai kiekvienam iš mūsų poilsis yra labai skirtingi, gali būti labai skirtingi dalykai. Turbūt, jeigu taip klaustum apibrėžimo, tai kažkokia veikla ar buvimo būdas, po kurio mes jaučiamės pailsėję, kitaip sakant, atgavę jėgas. Tai čia taip apibrėšiu, apibendrintai, bet aišku, kad tai nėra kažkokia viena veikla, kur kaip receptą dabar visiems galėtumėm imti, išrašyti ir sakyti, va, darykit tik tai ir jau bus poilsis. Tai šiaip tai tokia viena iš minčių, kartais, kurią dalinuosi ir su klientais, tokia rekomendacija, tai turėti tarsi sąrašą dalykų, kurie man padeda atsigauti. Tai gali būti ir tas pats ant sofos pagulėjimas, ar ne, ir galbūt kažkokio mėgstamo serialo serijos pažiūrėjimas, ir kažkokia aktyvi veikla, ir knygos skaitimas, na žodžiu, tai gali būti labai platu ir nežinau, ar pati esi pastebėjus, bet aš tikrai esu pastebėjus, kad kartais pailsiu su viena veikla, o kartais ta veikla visai nepadeda pailsėti, reikia visai kitos veiklos. Tai kuo platesnį sąrašą turim pasidarę, tuo tada lengviau savo prisitaikyti, kad šiandien išeiti pasivaikščioti jau gingdie, nes nežinau, šlapia lyja ar dar kažkas, arba nuotaikos tiesiog nėra, bet imti paskaityti knygą, tikrai, ar ne, galiu imti ir paskaityti knygą, ar ten dar kažką nuveikti. Tai tokia rekomendacija turėti savo poilsio sąrašą. Kai kalbam apie poilsį, šalia yra ir tas nuovargis, vadinasi, nuo ko mes ilsimės, ar ne? Tai suprantu, kad nuo nuovargio irgi priklauso, koks tas poilsis mūsų bus, nuo kokį mes rinksimės, ar ne? Ir turbūt yra išskiriama ir tiek psichologinis gali būti nuovargis, tiek fizinis nuovargis, kiek jie labai skiriasi viens nuo kito? Tikrai gali būti taip, kad mes ilsimės, ar ne, ir gulim ant lovos, ir jau nieko nedarom, ir jau ilsimės, ir vis tiek nepailsim. Ir atrodo, mūsų kūnas, ar ten ilgiau leidžiam savo pamiegoti, ten kokį savaitgalį ar kokias šventes, bet vis tiek jaučiamės nepailsėję. Tai tikėtina, kad ne vien kūnas yra pavargęs, kaip tu sakai, gali būti, kad ir psichika mūsų pavargus ir tas psichologinis nuovargis yra. Labai dažnai būna taip, kad aš net galiu kažką labai aktyviai veikti ir daryti ir vis tiek jaučiuosi visai pailsėjęs, ar ne, ten kokia nors išvyka, kur lyg ir daug veiksmo, bet po to jaučiu, kad atsigavau. Tai taip, tai tikrai gali būti, kad skirtingi nuovargiai reikalauja skirtingo poilsio, bet vis tiek turbūt labai svarbu visada leisti ilsėtis ir kūnui, ir protui, nes labai dažnai būna, nežinau, ar tau tenka su tuo susidurti pačiai ar su klientais, bet man dažnai tenka susidurti su tuo, kad leidau savo pailsėti, bet taip sąžinė griaužia.
kad ilsiuosi čia ir kad tarsi ilsiuosi, bet tuo pačiu ir nesilsiu. Ir mano protas vis tiek galvoja, nerimauja, kuria planus į ateitį arba išgyvena dėl to, kas įvyko jau praeityje. Ir tas psichologinis pailsėjimas taip ir neįvyksta, nors aš kaip ir skyriau laiko, ilsėjausi, bet kažko pritrūko. Tai taip sakyčiau, kad ko pritrūko, tai pritrūko to dėmesingumo ir buvimo čia ir dabar. Ir grįžimo į tą dabarties akimirką ir išbuvimo tame. Tai dabar grįžkim jau prie tos kaltės. Nes tikrai ne vienas klientas savo, žinai, aš negaliu ilsėtis, graužia, tas dar nepadaryta, tas ten dega, tą matau, ten tikrai to daug. Tai kaip tą kaltę mažinti, kaip su tą kaltę išbūti, ką čia daryti, pulti, tvarkytis ir tada tik tai sėdėti, ar kaip tik žiūrėti tą puodelį ir medituoti, kad jis ten yra neišplautas. Ką reikia daryti, kaip neužsigraužti ilsintis? Tai vienas iš tokių šmaikščių ir tuo pačiu ne visai šmaikščių, bet labai tokių teisingų patarimų yra bandyti susiplanuoti tą laiką, poilsį. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kaip mes darbams skiriam laiko, lygiai taip pat skirti ir poilsiui laiko. Ir tą įtraukti savo darbų sąrašą, kad čia yra laikas, kur taip yra darbai, kuriuos ten pradėjau iš ryto, yra darbai, kuriuos galbūt dar reikės daryti, bet dabar yra kažkokia laiko atkarpa, kur aš ilsiuosi ir aš esu čia ir dabar ir taip kaip tu šūniai ir mini. Matau, kad yra puodelis, kurį galbūt reikėtų išplauti, arba ten kažkokie darbai, kuriuos ten laiškai, kurie ateina, bet tai palauks, nes šiuo metu tai mano laikas yra apie poilsį. Ar tai taip iškart jums ir panaikins kaltę ir graužatį? Tikrai ne, tikrai tai yra praktika, kur aš suprantu ir čia su laiko planavimu labai susiję, kad aš suprantu, jog kai aš renkuosi, aš kažkam pasakau ne. Ir bet kokiu atveju, kad ir ką besirinkčiau, kažkam turėsiu pasakyti ne. Tai ar tai gali ateiti taip laisva valia ir be graužaties, turbūt dėl kažko vis tiek aš liūdėsiu, kad kažko teko atsisakyti. Tačiau kas gali būti ir dažnai būna, tai praktikuojant aš pamatau, kokį tai poveikį turi man ir kiek svarbus būna poilsis ir kartais užtenka 15 minučių ar pusvalandžio tikrai kokybiško pailsėjimo ir aš galiu gerokai daugiau padaryti, negu ten tą pusvalandį skirčiau daryti kažką ir nebegalėti to padaryti. Kaip tik norėjau ir klausti, tai kiek per dieną čia to poilsio reikia pasiskirti, kas tas optimalus laikas, kad galbūt ir kiti dalykai, ypatingai jeigu aš esu tas, kur linkęs graužti save, ar ne, kad ten darbai dega nepadaryti, tai galvoti, tai kiek aš čia galiu savo paskirti ir kodėl svarbu iš vis paskirti, gal vis dėlto reikėtų bėgti ir daryti ir nuveikti tuos visus darbus, tai padarysi, tada ir ilsėsies kaip. Oha, Ignau, tu tiki, kad įmanoma padaryti visus darbus? Ne, bet labai dažnas yra tas žmogaus toks įsitikinimas, kad kai padarysiu, tada ilsėsiuos. Ten pasadinsiu medį, pastatysiu namą, tada galėsiu ilsėtis. O kai jau namą pasistačiau, tai kai jį įrengsiu, o kai jau jį įrengsiu, tai kai turėsiu sofą, ant kurios galėsiu ilsėtis, o kai turėsiu sofą, tai jau tada turėsiu kavos aparatą, kuris ten skanę kavą gamina. Ir žodžiu, taip nesibaigia. Tas, ką turiu turėti, ar ką turiu padaryti, kad jau galėčiau pailsėti, tai iš tiesų tokio galima remtis ar ne tuo apibrėžtu 8-8-8, kur 8 valandos darbui, 8 valandos miegui ir 8 valandos poilsiui ar saviraiškai, kažkokiai veiklai, kuri nėra susijusi su darbinė veikla, tai galima šituo remtis ir sakyti, kad yra 8 valandos, per kurias mes galim sau leisti ilsėtis. Kasdienybėje tai gali būti tikrai gerokai sunkiau, kas gali būti svarbu ir apie ką šiandien ir susitikom taip labiau pasikalbėti, apie tai, kad mes galim leisti sau ilsėtis iš tiesų kasdien
ir kas porą valandų, kas valandą. Šiaip rekomendacija yra nuo kompiuterio pailsėti bent 10 minučių kiekvieną valandą. Nežinau, kiek iš mūsų tos rekomendacijos laikosi. Ir tikrai būna, kad žmonės net užsistato priminimus, kad jau laikas pailsėti ir tada galvoju, nu gerai, šitą dar atidėsiu ir jau ten kokį 3-4 jau, tai yra po 3-4 valandų, tada jau galiu, ar ne, ten leisti savo pailsėti. Tai iš tiesų, kas dar vyksta mūsų kasdienybėje, tai kad mes kartais sakom, kad ilsimės, bet iš tiesų nesilsim. Pavyzdžiui, skrolinam telefone, kas atrodo lyg ir nedarau nieko, lyg ir leidžiu savo atsikvėpti ir pailsėti, bet iš tiesų labai kaip tik pavargstu. Ir nežinau, ar tau teko susidurti, man tai tikrai yra tekę susidurti, kur, na gerai, 5 minutės pažiūrėsiu ten kokius nors smagius video, jau valanda praėjo, o to jausmo, kad labai kažkaip atsigavau, kaip ir nėra. Ir tokia man kilo mintis ir tokia rekomendacija, kad kai norisi siekti telefoną, tai truputį sustoti ir pagalvoti, apie ką tai yra. Ar aš iš tiesų noriu atsikvėpti, jeigu noriu atsikvėpti, ar tikrai telefonas yra geriausia išeitis, gal tikrai tiesiog imti ir atsikvėpti gali būti geresnis variantas, ar tiesiog pastebėti savo kvėpavimą. Ar tai yra, kad aš kam nors iš tiesų noriu parašyti ir ar ten pažiūrėti, ar kažkas atsakė apie vakaro planus, ar ne, tai tada vėl kita intencija mano, bet jeigu noriu pabėgti nuo kažkokių minčių, nuo tos pačios kaltės, nes žmonės labai nuo kaltės bėga skrolindami, tai gal tada verčiau sustoti ir pasižiūrėti, apie ką iš tiesų yra tas jausmas, kaip galim pabūti su juo. Gal gali pasidalinti kažkokią ar praktiką, ar tas minutės. Tarkim, norėjau 5 minutės scrollint, vadinasi, turiu 5 minutės pertraukėlę kažkokią ir nusprendžiau, gerai, neimsiu šį kartą telefono, tas 5 minutės. Kaip išbūti jas, kaip naudingai panaudoti, kad galbūt jausčiau tą akimirką, kad tikrai pasielgiau ir teisingai savo atžvilgiu ir truputį atsipučiau. Aš tai kviesčiau pasiremti vienu iš mindfulness principų, tai yra neturėti lūkesčių, nes kai mes labai turim lūkesčių ir dabar jau 5 minutės, kurios turi būti kažkokios, nežinau, tobulos ar kažkokios suteikiančios man jėgų dar 5 ateinančiom valandom ir tos 5 jau minutės tampa kažkuo labai ypatingu ir staiga pabūnu tas 5 minutės ir taip nenutinka ir tada labai nusiviliu, pavyzdžiui, ar ne? Tai neturėti tokio kažkokio lūkesčio, kad dabar tas 5 minutės ir minutė kažkuo bus labai apvers mūsų gyvenimą, ar ne, mūsų tą kasdienybę ir šiandieną, bet tiesiog leisti savo iš tiesų pabūti. Ir pabūti iš dėmesingo įsisąmoninimo, mindfulness yra tas terminas įsižeminti, tai iš tiesų suprasti, kur aš esu, ar ne, kas mane supa, kokie galbūt daiktai mane supa, gal iš tiesų pamatysiu ir tą puodelį, kuris neplautas, bet nepulti, kad o ne, ir vėl neišsiploviu, ir ten kažkaip kažkas, bet tiesiog leisti priimti, kad matau puodelį, ar ne, kuris šiuo metu neišplautas, ar ten pilnas dar kažkokios arbatos ar kavos nuo kažkurio kito laiko. Gal galiu pastebėti, kaip mano kūnas jaučiasi, ne, kaip aš esu. Gal aš praleidau sėdėdamas toj pačioj pozicijai visą dieną ir man jau skauda kažką, kas tikrai labai būna dažna, kad kai įsitraukiam į kažkokią labai įtraukų vaizdą, pavyzdžiui, mes pamirštam, kad kaip aš jaučiuosi. Ir gal aš galiu pasitaisyti, ar ne, ir tai mano kūnui gali labai daug reikšti. Jeigu aš iš tiesų siekiu telefono, nes man labai daug visko šiuo metu ir jaučiu, kad yra perviršis minčių, jausmų. Yra tokia viena labai paprasta praktika, kurią mes darom kartais nesąmoningai, bet pamirštam, kad galim tą daryti ir sąmoningai. Tai tiesiog galim įkvėpti ir leisti savo atsidusti.
Ir tą daryti tiek, kiek norisi. Ir iš tiesų atodusis ir tas leidimas, ilgesnis iškvėpimas gali padėti mums įjungti parasimpatinę nervų sistemą. Tai ta sistema, kuri yra apie atsipalaidavimą, apie leidimą visiems procesams vykti, tai yra ir tam pačiam virškinimui, ir kitiems mums svarbiems organizmo procesams. Tai galim sau leisti taip nuraminti savo kūną. Ir ką dar kartais galim leisti savo padaryti, tai iš tiesų šių dienų mūsų visuomenė tikrai yra tokia, kur visko yra labai daug ir mes esam pasiekiami visada. Tarsi, ar ne? Tarsi turim tokią iliuziją, kad jeigu darbas, tai jisai gali bet kuriuo metu, jeigu nesam susitarę ir neturim ribų, gali pasiekti ir užgriūti. Žmonės irgi gali bet kuriuo metu ten paskambinti, atsakyti žinutes ir visko labai, labai, labai daug. Ir tada atrodo, kad tarsi mes neturim tos erdvės būti saugiais. Ir tikrai taip ir mintimis mes labai labai nubėgam, kad jeigu dabar gavau laišką ir jeigu neatsakysiu, o jeigu draugas parašė ir dabar per 5 minutes neatsakysiu, tai dabar jis jau pagalvos, kad jau viskas mūsų santykis ten pasibaigia. Ar ten dar kažkokios idėjos, kurios gali apimti ir kurios tikrai gali sukelti labai stiprų nesaugumo jausmą ir tokio kovok arba bėk, ar ne, tos reakcijos, simpatinės mūsų organizmo reakcijos atsaką. Ir kas svarbu, tai leisti kūnui žinoti, kad dabar yra saugu ir niekas mūsų nesiveja, niekas paskui mus nebėga ir mes šią akimirką iš tiesų esam ramybės būsenai ir galim leisti ilsėtis. Galim savo suteikti tą galimybę atsikvėpti iš tiesų. Sunku kartais tą padaryti, prisiminti, kad galiu atsikvėpti. Turbūt aš taip net galvoje turiu keletą dar klausimų, bet atrodo, žmogus per tą dieną tiek daug darbų susideda. Tiek daug, ne? Čia reikia čia vaikus nuvežti, čia darbe pabūti, čia parlėkiu vakarienę, čia dar namų darbai vaikų kokie, tarkim, ar ne. O jeigu ne vienas, tai dar daugiau, čia dar ir vyrui gal ar žmonai laiko skirt. Dar kaip ir pats ten kažką norėčiau. Bet žiūrėjau 10 vakaro ir to poilsio vat ir nebuvo. Ateina savaitgalis, draugų šeimos atvažiavo, vėl tu ten kažkur tai ar ne. Ir to laiko savo kažkokio tokio ir nebeliko. Tai kaip čia pasidaryti prioritetą, kad va, tas laikas savo, nes čia vis tiek yra tokio laiko savo turbūt momentas tas poilsis, nors mes tikrai galim ir su artimaisiais pailsėti kokybiškai ir su vaikais kokybiškai pailsėti, bet čia turbūt ir tas momentas apie tą atsikvėpimą, apie laiką savo, tokią minutę, kitą, kaip toj dienoj neužmiršt kvėpuot. Turbūt labai geras dalykas yra tai, kad mes negalim pamiršti kvėpuot, nes jeigu pamiršim, tai tada jau nebebūsim, ar ne? Tai čia taip pusiau ironiškai, tai labai kartais gali būti svarbu tiesiog prisiminti, kad kaip aš kvėpuoju, gal iš tikrųjų labai kažkas vyksta ir labai taip negiliai kvėpuoju arba taip šiek tiek net pamirštu, kad reikia kvėpuoti, kartais žmonės tikrai to dalinasi, kur ten vėl kvėpuoju, ar ne, vėl kažkaip esu čia. Tai taip galim pastebėti kvėpavimą ir kita praktika, kuri man labai tokia miela ir visai patinka ir greitą kūno reakciją turi, tai toksai savotiškai vadinamasis drugelis. Tuoj parodysiu ir jeigu nori gali prisijungti, išbandyti. Tai tiesiog sudėti rankas, nežinau, tu gal nenukabinsiu mikrofoną, sudėti rankas taip kaip drugelį ant krūtinės ir leisti tam drugeliui paplasnoti. Tiek, kiek noris vieną ranką, kitą ranką, tai kelis kartus vieną ranką, kelis kartus kitą ranką. Jeigu norisi, galim net užsimerkti ir tiesiog leisti savo pajausti tą drugelį, tarsi drugelį, kuris plasnoja mūsų krūtinės. Visiškai nesvarbu, kiek kartų norisi vieną ranką paplekšnoti švelniai savo per krūtinę, kiek kita ranka
Galim leisti savo tiesiog taip iš inercijos, iš to, ką kūnas mums sako ir ką norisi. Ir galim leisti savo šiek tiek pabūti su tuo plasnojimu. Ir pabandyti pajausti, kas darosi su mūsų kūnu. Galbūt jaučiam kažkokius kūno signalus, galbūt kažkas keičiasi, gal niekas nesikeičia, galim ir tai pastebėti. Ir kai jau norisi, kad drugelis nuskristų, galim sustoti, padėkoti savo, kad skiriam šiek tiek laiko ir paleisti. Tai čia vėl įsijungia tas dabar visai populiarus nervas klajoklis, kuris yra toks vienas, jis yra ilgiausias nervas mūsų kūne ir kuris labai atsakingas už tą perjungimą iš simpatinės į parasimpatinį ir atvirkščiai. Tai šitas pratimas šiek tiek gali padėti įjungti tą parasimpatinę nervų sistemą ir nuraminti mūsų organizmą ir fizinį jausmą. Iš tikrųjų, kai dariau pratimą, taip pat net atrodė, kad norisi giliau įkvėpti. Kažkurio momentu tai pasijautė, kad dabar reikia tą atsikvėpimą padaryti. Aišku, ir kalbam apie tai, bet ir toks susijungia matomai tas noras. Tai tikiuosi, kad mūsų klausytojai išbandys šį pratimą ir patys pajus jo naudą. Ir jis toks nesudėtingas kasdienai praktikoje, ar ne? Taip. Palyginus su kitais. Taip. Ir iš tikrųjų, stovim kamštyje, galim šitą praktikuoti, gal tada kamštyje jau galim neužmerkti akių, priklausomai aišku nuo situacijos. Laukiam vaikų, galim panaudoti, kažkas darbe vyksta labai daug, reikia atokvėpio, galim vėl šitą praktiką pritaikyti ir jinai tikrai labai paprasta, bet labai efektyvi ir tikrai labai padeda nuraminti ir truputį pabūti, susitelkti į dabarties momentą, čia ir dabar. Čia gal labai geras toks priminimas, kad įvairius pratimus, kurie susijęs su to pailsėjimu tokiu, galime atlikti tokiuose kasdienėse labai veiklose, nes dažnai įsivaizduojam, kai grįšiu namo, vaikai užmigs, arba ten liksiu jau vienas, kai sėdėsiu, tik tada galėsiu daryti. Bet čia toks puikus priminimas, kad galiu ir darbe truputį atsitrūkti, gal vaikų laukiant kažkur, ar mašinoje sėdint, tuos pratimus galima atlikinėti, ar ne? Tikrai taip. Ir apskritai dėmesingas įsisąmoninimas yra dalis yra apie įgūdį, kur mes formuojam ilgai įgūdį ir tada jau žiūrim, kaip tą taikyti kasdienybei, bet iš tikrųjų tai didžioji dalis yra tos neformalios praktikos, kai aš galiu tiesiog stebėti, o kas vyksta, ar ne, kokia mašina pravažiuoja pro mane, ar ne, kokia spalva, jeigu vaikai, tai dažnai vaikai yra labai geri mindfulness mokytojai, nes jie viską nors pastebi, ar ne, ir tai kasdienybėj vis sako, o žiūrėk, čia kažkoks netoks vabalas, arba ten kažkas praskrenda, arba ten, o žiūrėk, kažkokia mašina ten pravažiavo, arba tiesiog lapas, žiūrėk, lapas nukrito ir koks jisai kitoks, nes jis nukritęs lapas, ar ne? Tai galim sau leisti ir patyrinėti kartu, jeigu turim mažų vaikų, tai patyrinėti su jais, kas yra aplinkoje. Jeigu neturim, tai tikrai galim šiek tiek susitapatinti su tuo vidiniu vaiku, kuris irgi, jisai daug ką pastebi mūsų viduje, ar ne? Tik tai mes tokie būnam labai suaugę ir sakom, ne, va čia tas ir dar tas ir tada galėsim gal ką nors įdomaus nuveikti. Bet iš tikrųjų tas įdomi veikla yra visur aplinkui mus ir užtenka tik tai sustoti ir apsidairyti ir tikrai leisti savo pamatyti tą pasaulį, kuris yra aplink mane, nes kartais mes taip įsitraukiam į pasaulį, kuris yra kažkur labai toli nuo mūsų, kad visai pamirštam apie tai, kas yra čia ir dabar. Minėjai pati, kad
poilsį reikia planuoti, ar ne? Ir kad tai kaip laiko planavimo įgūdis vienas, tai yra rasti laiko ir ilsėtis. Labai dažnai mes laiko planavimą įsivaizduojam kaip darbo planavimą. Tai kaip čia tas poilsis vis dėlto, kaip susijęs su laiko planavimu yra? Kaip ir viską mūsų gyvenime, mes už viską mokam laiku, ar ne? Ir negalim turėti poilsio, neskirdami jam laiko. Tai nėra kažkoks dalykas, kurį ten, nežinau, gali nueiti, nusipirkti, išgerti kažkokį gėrimą ir va, jau pailsėjau. Gaila, gal, bet tuo pačiu ir gal tikrai labai svarbu yra turėti tą cikliškumą, kad aš dirbu, kažką veikiu, kažką darau, bet tuo pačiu ir ilsiuosi. Ne, jeigu pasižiūrėsim į gamtą, gamta lygiai tą patį daro. Pavasaris, pumpurai, žiedai, lapai ar ne, vasara, vis dar ten žydėjimas, klestėjimas, ruduo jau po truputį ruošiasi poilsiui, žiema ilsisi. Ne, nu čia toks vienas iš paprastų tokių elementų. Tai lygiai tas pats yra ir su žmogumi, jisai turi galėti dirbti, bet turi galėti ir ilsėtis. Ir tikrai laiką svarbu suprasti, kad poilsiui reikia laiko ir mums reikia poilsio ir ne veltui yra ar ne 5 dienų savaitė ir 2 tarsi dienos, kurios turi būti skiriamos poilsiui. Dabar vis kalbama, kad gal net 4 darbo dienų savaitė galėtų būti, kad to poilsio būtų daugiau, bet tikrai labai svarbu leisti savo ir numatyti laiką ir išilsėti ir leisti priimti, kad galbūt nėra taip paprasta, ar ne, kad tarsi užsivedžiau, dirbau ir va dabar turiu va čia dieną poilsio ir tada gali būti, kad nelabai žinau, kaip ilsėtis, ką su savim daryti ir tas poilsis sunkus tampa, nelabai paprasta ir tikrai galim net pagalvoti apie mechaninius prietaisus, kuriems, kad išsijungtų, jiems prireikia kartais laiko, kur negali, jie tiesiog, jeigu ten kažkas sukasi ir nėra taip, kad iškart sustoja, vis tiek iš inercijos dar kažkiek turi išjudėti, tai mes irgi galim savo suteikti erdvės, ilsėtis taip, kaip mes norim, kaip mes įsivaizduojam ir net ilsėdamiesi suprasti, kad šiuo metu tai nesilsiu ir kad tai irgi yra tam tikras atsigavimo tam tikra dalis. Dar kad taip noriu pasakyti, kad to prevencija, kad nereikėtų taip ilgai atsigavinėti ir įeidinėti į poilsį ir šiaip tai sakoma, kad ar ne, tos 2 savaitės, kad maždaug 7,10 dienų yra tas laikas, per kiek žmogus įeina į poilsio režimą ir tik tai likusias tas kelias dienas ilsis, jeigu turite tų 2 savaičių atostogas. Tai kad taip ilgai nereikėtų įeidinėti į poilsio režimą, tą svarbu turėti kasdieno. Kas bus šiandien mano ta veikla, ar tas buvimas, kaip aš šiandien leisiu savo atsikvėpti, kaip aš leisiu savo atsigauti. Net jeigu tai bus ir kad ir 5 minutės, bet kokios jos bus, kaip aš pasirinksiu. Ir jeigu tai paskaičiuotumėm, kiek medijose praleidžiam, tai visai galim iš ten, man atrodo, nemažai laiko atsigriebti ir taip sąmoningai apsispręsti, o kaip aš noriu, ar aš tikrai noriu čia praleisti tą laiką, galbūt. Kartais tikrai būna, kur aš nieko negaliu daryti, galiu tik tai žiūrėti, ar ne, kažkokius trumpus vaizdus. Ir tai yra vienintelis būdas, kuris man padeda išbūti šią akimirką. Tai taip irgi gali būti, bet kai turiu daugiau jėgų ir energijos, tai visgi kaip aš renkuosi ilsėtis. Čia grįžtam vėl, pradėjom sąrašą, ar ne, į pabaigą irgi sąrašas. Kaip žmogui suprasti vis dėlto, nes kartais žmonės tikrai bėga, lekia, neduoda savo atsipūsti ir tada, kai atsiranda laisva minutė, jie pasimeta, nežino ir tada geriau jau dirbu, negu ilsiuosi. Kaip pasidaryti tą sąrašą, kaip suprasti, jeigu aš niekada tam net neskyriau dėmesio kažkaip tai arba savo energijos, kad čia tam poilsiui susidėlioti, kaip suprasti, ar čia ta veikla jau mane pailsins ar nelabai?
Tai vienas toks paprasčiausių turbūt motyvų yra pabandyti. Ne, galbūt aš galvoju, kad, šiaip niekad nevažinėjau su dviračiais, bet visi sako, kad jau tie dviračiai jau ten taip galva vėjų ar ne pravėdina ir taip visai gerai atpalaiduoja. Gal galiu pabandyti, gal tikrai tai yra veikla, kuri man tinka, o gal yra veikla, kuri man netinka. Kiti sako, knygas, imk skaityk knygas ir čia kažkaip. Gal aš galiu irgi pabandyti ir gal man tiks, gal man netiks. Tai tikrai turbūt blogiausiu atveju taip galim imti kažkieno kito sudarytą sąrašą ir tada matuotis, bet tikiu, kad yra veiklų, jeigu šią akimirką atrodo, kad šiame gyvenimo etape lyg ir nėra tų veiklų, tai tikrai yra vaikystėje kažkokios veiklos, kur labai patikdavo, ar ne? Spalvint, pavyzdžiui, arba piešti kažką, arba konstruoti kažką, arba gaminti kažką. Tai tikrai galima atsigręžti į tą vaikystę, kurioje tikrai kažką veikdavom. Tiesiog, ar ne? Ir kažkuo džiaugdavomės, kažkame mėgaudavomės. Tai aš visai pradėčiau nuo šito, jeigu dabar jau visiškai nežinau, kas man padeda atsikvėpti, tai nuo šitų momentų ir tada jau eičiau į tai, kad bandyčiau naujas veiklas, jeigu ten nebetinka, aš augau, gal nebepatinka, neberandu. Ir turbūt link pabaigos, taip einant, vis tiek kyla tada klausimas, nes socialinė medija padaro poilsį. Čia kalbant apie tą, kad mes matom, kaip kiti ilsisi ir kaip tobulai jie ten ilsisi. Ir tada sukuria tokį lūkestį, kad ir mes turim kažkaip tobulai pailsėti, arba jeigu aš ten jau nelekiu, kažkokių darbų ten nedarau, kelionių nekeliauju, tai kas čia per poilsis, ar ne? Ir tada irgi toks vidinis konfliktas pradeda atsirasti. Kaip atsiriboti tada šitoj vietoje, suprasti, kad man gal užtenka iš tikrųjų, pavyzdžiui, nežinau, pakvėpuoti, arba užtenka puzlę padėlioti, arba kokį dviratį pamint ir nereikia ten būtinai 20 km jo mint, nes žmonės turi tą lūkestį po to, kad, jeigu minsiu, tai jau ten minti reikia jau iki nežinau kur, nes kitaip jau čia koks čia poilsis. Tai kaip tą lūkestį normalizuoti ir turėti jį pakankamai sveiką turbūt savo poilsį. Taip visai grįšiu prie to paties, kad geriausia neturėti lūkesčių. Tai čia toks šmaikštu, bet tuo pačiu ir visai teisinga, kodėl gerai neturėti lūkesčių, nes tada, jeigu, žinot, laimė ir gyvenimo džiaugsmas ir yra tai, kad kuo mažesni lūkesčiai ir kuo labiau tie lūkesčiai atitinka, kuo realybė labiau atitinka lūkesčius, tuo mes jaučiamės laimingesni. Tai jeigu visai neturim lūkesčio, ar ne, ir labai dažnai tai būna, kur, kažkur pakvietė, šiaip nelabai noriu, gal kažkaip nueisiu, visai gerai buvo, ar ne, kažkaip, ten dažniausiai tai būna, bet jeigu aš turiu lūkestį, kur, ten mane kažkaip, ten, nežinau, labai gerai jausios, pailsėjęs, ten po kažkokios veiklos ir staiga visai kitaip realybėje yra, tada labai, labai man sunku pasidaro ir tikrai labai didelis nusivylimas, kaip ir sakai. O jeigu dar lyginos tuo, kaip kiti ilsisi arba sako, kad ilsisi, ar ne, nes mes nežinom, kaip iš tikrųjų jie jaučiasi, jie kažkokį paveikslėlį ar kažkokį video įdeda kažkur, kur gal mes net nepažįstam to žmogaus ir visai nežinom, kas iš tikrųjų jo gyvenime vyksta, bet pagal tai kažkaip bandom prisimatuoti savo, kas yra labai tada mūsų pačių atžvilgių neteisinga, nes o tai kur mes esame, o kur mūsų norai. Galbūt mano noras tikrai nėra važiuoti 20 km su dviračiu. Ar ne, gal mano noras yra pasėdėti pajūrį, ar ne, arba ten prie ežero pasėdėti ir tiesiog kojas įmerkti į šaltą vandenį ir pajausti, koks tas vanduo šiandien. Galbūt pastebėti medį, kuris yra, ten matosi man pro langą. Ir kaip ten lietus lyja ant mano to medžio lapų. Ir tai yra mano poilsis. Ir tikrai, kaip ir pradžioj minėjau, taip pat grįžtant, nėra vieno teisingo atsakymo, kad šitai yra poilsis, o šitai jau nebėra poilsis. Kiekvienas mes turim tą atsakymą rasti pats ir tikrai gali būti, kur vieną dieną
šitai man visai nėra poilsis ir aš neturiu jėgų minti tų 20 km, jeigu tai yra mano poilsis. Bet kitą dieną galbūt tai tikrai suteikia man daug jėgų. Tai tikrai leisti savo būti taip, kaip būnas ir priimti visus jausmus, kas tikrai nėra lengva. Ir tikrai, kai mes kažkame esam ar darbe, ar socialinėse medijose, ar dar kažkur labai užsiėmę, labai nesu savim, tai priimti tai, kas iškyla, gali tikrai būti nepaprasta, bet labai reikalinga. Ačiū labai už tokį gražų apibendrinimą turbūt tais paskutiniais sakiniais. Ačiū labai, kad pasidalinai savo įžvalgom, kad manau, kad tikrai praturtinai kiekvieno mūsų klausiusio tą tokį laisvalaikį ir pagalvojimą apie tą laisvalaikį, koks jis yra. Ačiū labai, kad atvykai ir dalinai savo žiniomis. Jeigu patiko tai, ką šiandien girdėjote ir norite toliau gauti, matyti, girdėti naudingą jums turinį, kviečiu pamėgti mūsų YouTube kanalą ir sekti naujienas.